Kaip parašyti lietuviškas kabutes? Lietuviškos kabutės skiriasi nuo angliškų kabučių. Angliškos kabutės yra abidvi viršuje, o lietuviškos yra apačioje ir viršuje. Kaip jas parašyti? Viskas labai paprasta. Pasidėkime teksto žymeklį žodžio priekyje, kur norime, kad būtų apatinės kabutės. Tada laikome Shift ir laikydami Shift paspaudžiame kabučių mygtuką. Jis yra netoli Enter. Paspaudžiu ir gaunu kabutes apačioje. O kaip gauti kabutes viršuje? Reikia daryti viską lygiai taip pat, tik tai teksto žymeklis turi būti žodžio pabaigoje. Laikau Shift ir spaudžiu kabučių mygtuką netoli Enter klavišo. Ir viskas. Kodėl vieną kartą man pasirašė kabutės apačioje, o kitą kartą viršuje? Kompiuteris yra protingas. Jis žino, kur yra žodžio pradžia ir kur yra žodžio pabaiga. Bet jis yra protingas tik tada, kai mes laikomės visų skyrybos taisyklių. Jeigu skyrybos taisyklių nesilaikome, lietuviškų kabučių parašyti taip paprastai nepavyks.